Publika, palaikom, palaikom! How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam packed, how does I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all your Čia policija penktą pradeda. Penktą pradeda po 5. Jeigu labai stipriau, visko gali būti gyvenime. Susigundėt, žinot, būtų ar susigundėt. Dizainas, forma tokia. Tai gal einam pačiu Malonė. Vairuotoja. Žodžiu, pliusai, vieni pliusai. Vieni pliusai. Nesakau, labai gražus dizainas, tokia graži forma. Meniškas. Charakteristikos, aišku, nežinau, neišmanau apie galingumus, apie greitį, bet... Bet gal pirksit vat dabar tą prakatylį, krasyvą? Na, tikrai, važiuot buvo nuostabu, įdomu ir atrodo, sakiau Juliui ir Bančiui, kad man toks jausmas, kad aš galėčiau visą dieną važinėti. Tai patiko, dar toks geras oras ir, na, žinote, didžiulis yra malonumas pavažinėti. Iš tikrųjų. Ir dar tokiai ir kolonai, ir šventiniai fone. Čia vis tiek tokia yra kultūra, bet pasižiūrėjus į minę, tai visi išsiplikinę, yra moteriškių, kurios nors labai karšta, o didelis vis apsitempusios arba labai viską atrodo. Tai pasakyti gerbėjoms, kadangi kultūra menas reikalauja aukų. Reikia atkentėti, nes, na kaip kitaip, čia ir yra ta atributika, kuri parodo, kas yra kas. Paryškina visą grožį, visą esmę šios šventės, šios kultūros, subkultūros. O tarkim, kas jums yra gražiausia, kad jos išskirtinis, tai aš suprantu, bet kas krenta į akis iš šalies, tiesiog vyro pozicija įdomi. Apie moteris? Jo, baigė. Suprantat, jos išsiskiria apranga, bendrų tokių įvaizdžių, gyvenimo būdų. Na, jos yra įdomios. Ir iš karto tada vyras atkreipia dėmesį. Man atrodo, jos žino, ką daro. Bijotumėt, kad važiuoti su moterim, ne su vyru? Niekada nebijočiau, nes nėra nieko patikimesnio kaip moteris. Dievas sukūrė moterį vyrą, o vyrui moterį. Ne, aš suprantu, bet tiesiog kiek esate ekstremalus? Pavyzdžiui, labai didelis greitis patinka? Mano ekstremalumas yra proto rėmuose, nes visada kontroliuok savo energiją ir savo emocijas. Jos reikalingos, jos turi būti, bet tu turi jausti tą ribą. Nes jeigu tu peržengsi ribą, ekstremalumų jau būsi bailys, o jeigu tu nepažinsi protingos rizikos, galbūt gyvenimas toksai bus kaip sriuba be druskos. O jums gyvenime teko patirti kažkokią situaciją, kelyje, galbūt su transportu susiję, kur buvo labai baisu, arba tiesiog gal ateiti gal... Buvo keletas atvejų, kai sumėgė mašiną, sudžiame kelyje ir aišku, tada baimės atsiranda. Skrendant lėktuvu, dar kelis kartus įvyko kažkokie neaiškus neigimai, kur pagalvoja, kad labai negerai gali būti. O pirma mintis, baimė, prieš akis atsistoja ir toks klausimas, neaišku, pasibaisigaisim. Iš karto atsiranda ta baimė, bet, žinot, atsimenu, kaip skridau lėktuvų, baimė didžiulė, bet labai padeda, kad esi tikintis žmogus, tiki Dievą ir vis tiek
žinai, kad galų galia vieną dieną mirsim, o vis tiek egzistuoja pomirtinis gyvenimas. Taip kad ta baimė jinai yra sąlyginė. Ir dar toks klausimėlis. Baikeriai, kaip ir kitos grupės žmonių, turi ten savo bendravimo kultūrą. Kaip jūs įsiliejate į ją ir gal žinot kažkokių jų bendravimo subtilybių? Tai kiekviena grupė turi ir savo slengą, ir savo papročius, savo tradicijas. Tai labai yra įdomu. Kuo daugiau darželėje įvairesnių gėlių, tuo darželis įdomesnis. Taip kad, žinot, visko reikia, nes žmonės gimsta skirtingi, jų yra įvairūs poreikiai, polėkiai. Aš suprantu, bet ar jūs, tarkim, žinot kažką įdomaus, kas jums, pavyzdžiui, keista, juokinga būna, tarkim, kaip jie sveikinasi arba kaip jie kabina merginas, nežinau. Na, gal tokių labai subtilių dalykų nežinau, čia aišku reikėtų jau paklausti jų. Jo, bet jūsų šalies kaip žmogus pastebėtų? Man galbūt jų santykiai su merginomis ir kartais padaugina, išgeria tarpusavio santykiai. Būna tokie. Rauna plaukus. Stengiamės. Įvairiai būna. Aišku, geriausia, kad baikeris nėra kitų negertų. Ir tada būtų dar geriau. Ačiū labai, mes dar norim šiek tiek su jumis praeiti, kad vaizdų tiesiog. Gerai. Dar yra šastesnių, ar ne? Ne, nu, skonė, čia pagal... Ne, čia vienintelis pasaulis. Jos, nes aš... Tą laidą žiūrės daug žmonių ir... Bet tai gal galime tikėtis po to? Aš... Tai jis gal net išeis pasižiūrėti ir įsivaizduoti, ką jis galėtų pasakyti. Neseniai mes jo tarp kitko susitikome Grožio salone. Linkėjimai jam. Būtinai. Čia tokia informacija. O ką Grožio salone veikia? Gražinomės prieš laidą, nes laida neįleidžia, jeigu nepasipuošęs ir negražus. Tai jūs pasipuošęs aš matau? Čia pasipuošęs pagal šventės pobūdį. Bet tai kodėl ne odinės kelnės, ne kažkokie, vat, tatuiruočiai gal yra? Ne, nu, manau, kad ir taip gerai. Tai gerai, gero jums, kaip sakant, renginį. Ačiū jums, ačiū. Pirmadienį? Pirmadienį 19. Žinau. 10. Gerai, laimingai. Iki, sėkmės visiems. Ačiū. Ačiū.